Sveiki, sveiki! Noriu jūs supažindinti su visiškai nauju socialiniu investiciniu projektu Unitate Family arba draugiška šeima ir atsakyti į visus užduodamus klausimus, kurie iškyla dirbant su šiuo projektu. Šis projektas dar yra testavimo stadijoje, todėl kompanija duoda mums unikalią galimybę dalyvauti teste ir žiūrėti, kaip jis dirba iš vidaus, o paskui jau nuspręsti, ar jau norėsite startuoti kartu su šiuo projektu ar ne. Ir taip, ką reikia? Pirmas klausimas, kaip sudalyvauti teste. Sudalyvauti teste reikia užsiregistruoti pagal nuorodą, pavyzdžiui, po šito video bus mano nuoroda, arba gal kas jūs paskvies, kas nors kitas. Ir susitvarkyti profilį, įdėti nuotrauką, verifikuoti dokumentus, verifikuoti Perfect Money ir užsisakyti site voronkę arba blogą, kurį čia duoda kompanija mums nemokamai. Ir toliau, kai viskas tvarkoj, mes užpildome dar tokią formą, kad norime dalyvauti teste. Tada kompanija mums įdeda po 15 000 bonų kiekvienam. Štai čia yra mano kabinetas finansinis, kuriame aš dirbu su šita programa. Ir mes matome, kai būna startas testavimo, mums kompanija įdeda po 15 000 ir štai vakar 2016 metais vasario 13 dieną buvo vėl eilinis startas testavimo ir vat matome sumą. Ir ką reikia toliau daryti? Parodysiu tuoj. Vat štai, mano nupirkta yra 5 vietos pirmoji programai. Pirma programa turi 2 ciklus. Pirmas ciklas, antras. Ir kiekviename cikle yra po 3 lygius. Ir štai aš nupirkau 5 vietas ir tose 5 vietose matosi, kad jau mano pirmas lygis visur užsidarė. Atėjo 2 žmonės, arba nauji žmonės, arba kažkas pramokėjo ir užsidaro pagal eilę, pagal mano eilę užsidaro mano šitos vietos susidarė. Ir aš gavau, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš gavau pagal marketingą pirmam lygį. Man grįžo visi pinigai, kuriuos aš buvau įnešus čia už šitą programą. Jinai kainuoja 50, matosi, reiškia, man grįžo visi po 50 ir dar plus 10% už kiekvieną vietą. Čia tokia sąlyga pagal marketingą. O dabar pasižiūrėkime, kaip čia tai visa vyko. Čia mes viską matysime, kaip ant delno einame į skyrelį, движение выплат. Ne, į kasą nueisim pirmiausia pasižiūrėti. Ir ką mes čia turime suprasti, tuoj pamatysime. Nusileidžiame, žiūrėsime nuo pat pradžių. Štai, tą dieną
13 vasario įvyko startas. Ir aš parodo, kaip čia viskas kaip ant delno visa statistika. Vat, 50 pirkau po 5, pirmoj programoj po 50 pirkau vieną vietą, antrą, netgi rodo kokią minutę, sekundę ir taip toliau. Už 200 pirkau, už 1000 ir vėl toliau ir taip toliau. Pirkau ir paskui maždaug už 7 minučių man atėjo už 33 vietą pirmoji išmoka. 220 už 7 minučių nuo starto. Ir kai tik tai ateina išmoka, kad aš turiu būtinai pasimti pinigus, kad aš jau galiu juos pasimti, čia man nusidega taimeris. Dabar jo nėra, kadangi aš nesenai pildžiau jau formą išvedimui, tai dabar nebus. Ir taip toliau. Toliau aš vėl čia pirkau vietų, čia vėl pirkau ir paskui vėl atėjo man išmoka. Ir taip toliau. Čia visa statistika, kiek atsiskaito į stabilizacijai programos iš mūsų tų bendrų pinigų visų. Ir taip toliau. Visa statistika. Čia viskas parašyta. Dabar negaliu parodyti, kur tos išmokos įvyko, bet kadangi aš jau užpildžiau, bet dar čia viena vieta, man čia kalbant, kaip tik įkrito pinigai. Labai norėjau parodyti, kad ten buvo rezervė, bet jau įkrito antri pinigai ir išeina, kad pas mane suma pagal marketingą jau vėl atsirado 1100. Reiškia, štai, kai tik tai atėjo pinigai, šitoj vietoj čia parašyta, ateina pagal marketingą, čia parašyta, leidžiama tik įsivedimui. Šitie pinigai tik įsivedimui. Reiškia, referalinių aš turiu įsivedimui ir pagal marketingą. Ir štai, kai tik tai įkrenta, užsidega ir taimeris, toks laikrodis, kuris skaičiuoja laiką atgal. Ir čia parašyta, kad man reiškia duotas laikas įsivesti pinigam šitiem. Ir reiškia, čia parašyta, kad jeigu per 2 dienas aš neįsivesiu šitų pinigų, reiškia, man bus minus 10% jau mažiau tai sumai. Ir jeigu aš dar per 4 dienas neįsivesiu, tada šita visa suma mano nueis kompanijai. Bet toliau eis pinigai man pagal marketingą toliau. Taip, kad čia ne taip jau ir baisu, jeigu nespėsi, bet geriau, aišku, įsivesti. Šitus pinigus ne turėti. Kad jų nemėtyti vėjais, tai geriau pasiimti. Tai va, toliau klausimas, kaip apskaičiuoti, kada aš gausiu pinigus. Gerai, einame mes dabar vėl į tą skyriuką движение по выплатам. Štai, pavyzdžiui, kad ir šitoj programai, pirmoj, skaičiuojame. 63 vieta, mano yra 63 vieta. Kai tik atsistoja 2 žmonės arba kažkas nusiperka dar po 50, reiškia 63 dauginu iš 2, gausi 126 ir plus 1 pridedam. Kai 127 vieta kažkuri užsidengė, pramokėjo, reiškia, ir aš gaunu šitus pinigus. Ir mano šita vieta gauna pinigus. Nežinau, ar teisingai paaiškinau, bet jeigu neteisingai, kreipkitės asmeniškai, tada mes žiūrėsim. Na, pavyzdžiui, gal bus dabar aiškiausiai pasižiūrėti pagal šitą iš 3 programos paskutinę vietą. 141 vieta.
Atėjo 2 žmonės, reiškia 141 daugyti iš 2, tai bus kiek? 282 ir plus 1 pridėti 283 ir mano šita vieta gavo išmoką. Einam patikrinti, ar tikrai, o kai patikrisim, einam į projektą pažiūrėti. Į projektą, kur yra tos 3 programos, taip? 200, vot. Ir va trečia programa, va štai žiūrėkit. 200, ten kiek turėjo būti? 283 ir 1 pridėjom, 284. Vat kaip tik ir užsidengė mano vieta. Kai čia matome paskutinį pramokėjimą. Vot, taip jau, čia biški taip sunku, kad dar suprasti, bet per laiką mes jau suprasim. Ir jeigu jūs dar negavote išmokos, matot, kad nėra, tai dar nereiškia, kad kažkas įvyko. O sako apie tai, kad dar ne laikas jums atėjo. Kai ateis laikas, visada gausit išmoką. Šita programa nemeluoja, jau patikrinta. Ir tas pats visuose lygiuose. O dabar pereinsim per tas vietas, kurias aš pirkau ir pažiūrėsim, kaip tai dirba. Visa statistika čia yra ir mes ją matom. Štai pirmąją programą jau žiūrėjom, kad nupirkta 5 vietos ir užsidarė 1 lygis. Einame į 2 programą, reiškia, kad grįžo mano įdėti pinigai. 2 programai, štai už 200 nupirktas vietos, užsidarė irgi 1 lygis visur ir aš, kurią rodžiau vietą jums, va, kaip pirkau dar vieną 2 programą, štai jinai dar nieko nesimato joje. Bet va 2 programai pas mane jau 33 vieta, jau ir 2 lygyje užsidarė. Reiškia, kad aš jau ir gavau ir nuo ten. Ta vieta gavo ir už tą pagal marketingą pinigus. O šiaip grįžo pirmos lygis, kai užsidaro, tai, ką sakiau, grįžta visi pinigai, kurie įdėti į tą programą. Toliau, 3 programai irgi tas pats. Tik tai dar ne visos vietos uždarė man 1 lygį. Dar 2 vietos liko, kurios dar laukia pagal marketingą savo eilės. O čia irgi grįžo, šitose vietose 1 lygis visur užsidarė, grįžo man įdėti pinigai ir plus 10%. Nuėjus į kasą skyrelyje, mes matome visą statistiką čia. Štai viršui mano vardas, pavardė, ID numeris, mano kiek pinigų yra pas mane, dar balanse, kiek man jau yra įdėta, gavau, kaip ten, referalinių, už marketingą kiek gavau. Visos sumos čia viršuje, bet ir yra va čia. Va šitoj kepurėje, reiškia, aš įdėjau 14 450 bonų į tuos 3 programas ir 550 dar man liko mano balanse. Ir jau, va čia taip pat matome, kad aš referalinių gavau 5470 bonusų ir pagal marketingą aš gavau 13 525 ir aš jau juos padariau išvedimą. O man jau atėjo dar nauji pinigai, 1100. Dabar, kaip mes darome išvedimą? Tuoj parodysiu. Ir štai va šitą sumą pagal marketingą arba pagal referalinius bonusus, kuriuos gavau, aš turiu čia parašyta būtinai, tik įsivedimui šitą
sąskaitos. Reiškia, aš turiu būtinai įsivesti. Čia vienintelė sąlyga šitam projektui. Ir jokių kitokių sąlygų nėra, nei kvalifikacijos, nei ten kviesti būtinai, nei nieko. Paprasčiausiai įsidėjai pinigus ir ateina tau pagal marketingą. Ir tu turi ką daryti, būtinai įsivesti. Ir ką daryti, kad būtinai įsivesti. Atrodo, oi, kas čia, būtinai įsivesti. Čia reikia kažką įvykdyti. Reikia mums užpildyti formą įsivedimui. Kaip ir pareiškimą parašyti. Ir štai pagal marketingą va stovi suma. Arba aš galiu, pavyzdžiui, noriu referalinius įsivesti. Ir štai va, referaliniai pasikeitė, va, šitas suma stovi. Ir ką turiu daryti? Mano štai stovi perfektas, užbetonuotas, man čia jo nereiks iš naujo visai kvesti. Ir kai mes šitą pildome formą, mums aišku pinigai tai su minus 5% nuo tos sumos mažiau. Ir va šitą video, kurį aš dabar rašau, arba rašom, kai vadinasi video atsiskaitimai, mes turime įdėti į YouTube ir YouTube'ės linką va čia įdedam. Pasidaliname 3 socialiniuose tinkluose, nesvarbu kur. Pasidaliname mūsų tinklapyje Draugiška šeima aktyvnas skyrelyje čiate ir taip pat saitvaronkė vadinasi, pasidalinam. Reiškia, mes padarom skrynus ir čia sudedam į šitą. Ir atiduodam patikrinimui, nuspaudu šitą knopkę, atiduodam patikrinimui. Štai kaip atrodo patikrinimui atiduota. Tuoj parodysiu. Štai va, kaip atrodo patikrinimai atiduota mano, va šiandien aš padariau, va 14 vasario. Ir mano link, va 12 425 aš išvedimą dariau. Ir va dabar čia atėjo nauja man suma. Ir YouTube'ės linkas, jeigu aš čia paspausiu, arba aš jį nukopijuočiau, atsidarys mano video, kurį aš į YouTube dėjau. Taip, aš galiu parodyti. Štai mano video. Aha, čia kažkas netaip atsidarė, netaip nusikopijavo, palaukit. Štai atsidarė mano video YouTube. Aš va kaip tik įveda kodą po marketingų. Išvedimas pagal marketingą 12 425. Čia vadinasi video atsiskaitimas. Šitą video aš visur sudėjau. Gerai, aš jį uždarau. Ir va taip galim patikrinti skrynus, va šitus, kur aš visur dalinausi. Taip pat galim patikrinti, va paspaudus, atsidaro skrynai. Galim toliau kitą pažiūrėti, kito socialinio tinklo, kontakte. Visus skrynus galim pasitikrinti. Saitvaronkiai, skyreliai aktyvnas ir mūsų čiate. Jeigu aš sudėjau ir kažką tai prisiminiau, kad arba blogai padariau, vis tiek jinai man tada bus atmesta, čia yra va knopkė, kad aš galiu atsakyti, atšaukti ir aš iš naujo pastvarkau ir vėl įdedu. O jeigu man atšauks pati administracija patikrinus, nelabai gerai, bet bus parašyta, dėl ko man atšaukė, kas ten yra negerai. Tada aš pasitvarkau ir, o jeigu antrą kartą vėl aš tam su klaida, tada man bus minus 2% nuo sumos.
atskaičiuota. Štai vot, koks fainas projektas. Dabar jeigu referalinius pasižiūrėt, va štai šitą sumą irgi galiu parodyti. Čia visai nesunku, žinokit. Tik atrodo daug darbo, bet čia nesunku. Štai referalinių aš dar neįsivedžiau. Ir štai va mano referaliniai. Matosi, čia irgi statistika labai faina. Va, matosi, kad už kokį ID aš čia gaunu. Pas mus tokia čia taisyklė. Kai tik mano pakviestas žmogus užsidirbo pats, tada man kompanija atskaito už jį taip pat 10%. Ne tada, kada tik jis atėjo į šitą, bet kada jisai pats susidirbo, tada aš gaunu ir visi tie, kurie turi pakviestų žmonių, gaus tik tada, kai tas jo pakviestas žmogus gauna pirmuosius pinigus. Nu super, žinokit. Tai yra teisingai, aš skaitau. Ir va čia visos sumos kiek. Ir įsijungia svarbiausia va šitie va taimeriai. Štai va, pats pirmasis jau man liko tik viena diena 22, paskui ten jau minutės didėja, kiekvienas vis ne iš karto įsijungia už kiekvieną, kas kaip nuperka vietų. O štai visur stovi taimeris šitas tiksi, žiauriai laiką ir mes turime. Ir va, paskutinis mano pakviestą žmogų 2 dienos liko. Bet jeigu, kai aš darysiu video įsivedimui, tai man įsives visa šita suma. Neatskirai už kiekvieną, nors taimeriai tiksi už kiekvieną atskirai sumą, bet aš gausiu įsivesti visą. Kaip puiku, įsivaizduojat? Na ir čia kas dar yra? Čia yra pas mus. Bet šitos visos knopkutės yra aktyvios. Visos. Kiek čia tik matom, viskas yra aktyvu. Čia yra knopkė, kiek įdėta pinigų. Ir kai mes iš PM dėsim, į savo perfekto dėsim, matysim. Toliau, referalinius, kai paspaudžiam knopkytę. Čia, ką mes gaunam už referalinius, visą už mūsų pakviestus. Ir ką iš mano pinigų skaito mano kuris mane pakvietė žmogus, jam irgi matau. Toliau, knopkytė pagal marketingą, čia visa statistika, kas liečia marketingą. Jau aš jums rodžiau. Kažkaip viską taip aiškinau ne pagal eilę. Gal reikėjo pagal eilę tai padaryti. Ir tai pirmas veiksmas, kurį padarom, nusiperkam vietas, paskui mums tos vietos, iš tas vietas būna atskaitomos atsiskaitimai visokie padaryti ir mes visą tai matėm, kur aš pirmai rodžiau, toj statistikoje, prihod po marketingu, šitoj knopkiai, arba jeigu pagal marketingą. Ir kai tik tai man įkrenta suma, bet čia va, kuri nors aš būtinai turiu įsivesti. Ir įsijungia taip pat taimeriai. Kai tik įkrenta čia pinigai, įsijungia tie taimeriai, kurie skaičiuoja laiką. Ir dabar, kaip testavimo metu, mums duotos 3 dienos įsivedimui. O kai mes jau startuosim tikrais pinigais, tai tada ten mes turėsime 10 dienų išvedimui. 10 dienų. Ir štai dar apie taimerį. Čia yra parašyta, kad jeigu aš neįsivesiu per tas dienas, kurios man duota, tai man bus minus 10%, tada nuo tos sumos bus atskaičiuota ir jeigu aš dar toliau neįsivesiu, reiškia nepadarysiu video, neužrašysiu, tai tada man nusiims visa ta suma ir jinai liks kompanijai. Bet man pagal marketingą eis toliau pinigai.
Taip, kad čia netaip jau baisu, kai nusirašo, bet vis tiek geriau nemėtyti pinigų. Tai aš vėl kartoju tą patį. O realiai bus duota 10 dienų ir 20. Dabar dar yra toks dalykas. Ir taip pat, kai mums jau bus išvesta į perfektą pinigai, va čia va matysis ta suma. Ir bus laikas. O perfekte bus laikas, kaip įkrito, va būtent šitas laikas sutiks su tuo laiku, kur mes matysim perfektę. Ir taip, kai bus jau perfektė pinigai, mes turėsime būtinai taip pat rašyti video, kad nupildyti va šitą va irgi formą, kad patvirtinam, kad mūsų pinigai jau perfektė. Reiškia forma irgi panaši, va tokia pati, kaip įdedam video parodytą, kaip filmuota mūsų, va šitą iš YouTube'ės, 3 socialiniuose tinkluose pasidalinam, mūsų tinklapyje šito projekto, 2 vietose aktyvnas ir čiate, ir taip pat sait Voronkė. Ir visus tuos skrinus padarę sudedam čia. Ir taip pat įsiunčiam patikrinimui. Ar mes gerai patvirtinom? Aišku, labai rimtas projektas, viską labai reikia atidžiai daryti ir teisingai, ne vienos vietos nepameluoti, nes administracija pas mus griežta, adminas mūsų, taip kaip ir pats projektas. Išvesti būtinai pinigus, vienintelė sąlyga, tai visiems, ko ir reikia mums. Tai štai, ir dar ką norėjau parodyti, kad kai forminam formą šitą, pildom formą įsivesti pinigam, tai mes turim 2 galimybės. Arba įsivesti referalinis, va štai pasikeičia suma, arba įsivesti pagal marketingą. Bet kiekvienam atskirai, jeigu pagal marketingą užpildom vieną video, padarom, atiduodam, tada einam, vėl darom video pagal referalinius ir vėl įsivedam, pildydami šitą formą. Taip kad darbo atrodo daug, bet nedaug. Čia viskas labai greitai darosi. Viskas labai. Na ir dar ką noriu pasakyti, jeigu mes perfektę nepatvirtinsim, kad pinigų negavom, kad gavom pinigus, atsiprašau, pamiršim ar laiką, tiesiog praleisim tą, kur ten irgi bus duotas laikas, tada mums nusirašys visa ta suma, kurią mes gavom į perfektą, bet jau iš ateinančių naujų pinigų. Nes perfektė pas mus jau pinigai bus. Ir mes galėsim, aišku, neatiduosim jų iš to perfekto, leisim kur norėsim, o atskaitys mums tą sumą jau iš ateinančių naujų pinigų. Nes eina čia pinigai pagal marketingą vis nauji. Na štai. Kažkiek tai paaiškinau, daug reikia, bet jeigu kas norės registruotis, prašom, labai kviečiu, nes testavimą visi pamato, kad testuoti tai būtinai reikia, nes tu pamatai tą visą projektą iš vidaus, visus tos povandeninius akmenius, ieškokit, darykit, kas norės testuoti, bet gerą projektą turėsit ir džiaugsitės. Taip, kad kviečiu visus prisijungti. Na ir ačiū uždėmesį ir prašau, skambinkit, mano Skype'as ir mano nuoroda čia bus po video. Iki sekančio karto. Su jumis buvo Anta.